buvo pasaulinė poezijos diena. Ir jinai jau pas mus minima nuo 2000 metų. UNESCO paskelbė, Paryžius. Poezija pasirodo visiškai įdomiai kilo iš liaudies šokių. Rimuoti, eiliuoti žodžiai buvo dainuojami, grojant muzikai ir šokiai. Taigi poezija su muzika, su šokiu yra labai, tai viskas yra vienalytė ir bendra. Taip senovės žmonės išreikšdavo savo emocijas ir patirdavo iškrovą. Tiesiog atsipalaiduodavo paprasčiausiai. Ką mes šį vakar tikrai padarysime. Tai taip pat buvo ritualas, skirtas pagarbinti dievus. Seniausiais poetais buvo laikomi Homeras, Heziodas, Pindaras, kokio dar tikrai nebuvau girdėjus, toks labai juokingas pavadinimas šiais laikais. Jų poezija pasakoja apie dievus, dievų valdų. Ateinam, nevėluojat jūs tikrai, ypač mokytojai niekada nevėluoja. Aš tiesiog pasakoju istoriją, kurią jūs tikrai žinote. Turbūt, arba ją galima rasti internete, bet man tiesiog smagu apie tai kalbėti su jumis, kadangi ne kiekvieną dieną tai darau. O poezija tai yra turbūt mylimiausias žanras, kurį aš mėgstu skaityti. Dėl to, kad tai neatima daug laiko, tai yra nuotaikai pataisyti, arba tiesiog atrasti, paieškoti savęs, tai tikrai padeda poezija. Pratęsiu mintį. Poetą neva įkvepia mūzos, kūrybos įkvėpėjus. Tuomet poetas buvo laikomas dieviško iškaigių, pranašų, pasakojančių apie dievus. Apie poeziją įvairiais laikais buvo kalbėta ir ginčytasi labai daug. Vieni manė, kad poeziją reikia kurti pagal labai griežtus reikalavimus nustatytus. Pagal nustatytą rimavimą ir ritmą, tiksliai nustatyti eilėraščio adresatą, kam jis skirtas, jo naudą. Kiti teigia, kad poezijos negalima varžyti, apskritai ji turi gimti iš poeto kančių, jo saviraiškos. Tikrai, nei vienos turbūt meno šakos, mano požiūriu, aš tikiu, kad ir jūs negalėtume statyti į rėmus, nes tai jau nebūtų kūryba. Kūryboje žmogus turėtų būti laisvas ir lengvas pasirinkimuose. O vertintojų visais laikais buvo labai daug, įvairiausių. Save laikančių profesionalais didžiausiais. Nei vienas profesionalas man nepasakys, man asmeniškai, kuri poezija man pati gražiausia. Joks parašęs didžiausius tomus, netgi akademikai man nepasakys, kuris posmas man gražiausias asmeniškai. Taigi vertinti poeziją turime kiekvienas čia ir čia. Tiesiog jauti tau šiandien tinka šitas posmas, atspindi tavo nuotaiką, ar jis tau įdomus bendrai, gal rytoj man visai kitaip atrodys tie posmai. Tai tame yra grožis ir laisvė. Poezija iš tikrųjų yra laisvė. Šiaip poezija, aišku, ten išskiria epinę, kaip pasakojamoji, kaip Homero Odisėja, arba lyrinė, individualus lyrinis išgyvenimas kiekvieno asmens, herojaus drama. Šiuo metu poezija rašoma ir eiliuojant, ir laisvomis eilėmis. Dar vadinomis baltosiomis eilėmis, kurių mes, griežtai tariant, kurie jau pripratę prie tokios eilėdarus kažkokios, sakom, kad tai yra visiškai baltos eilės nesąmonė, absoliuti, mes tai nesuprantam, žoliai varštelis, jau čia poezija, kokia čia poezija, sakom, čia gryna nesąmonė. Iš tikrųjų, poezijos rūšys labai daug. Dar yra haiku, įvairių ateina iš kitų tautų mums primetamų poezijų rūšių. Jeigu apie poeziją ten gilintis, iš viso yra atskiras mokslas, bet šito mokslo, man atrodo, visiškai nereikia. Poezijai nereikia jokių mokslo. Poezijai, kaip ir sakiau, reikia laisvės.
Lietuvoje, pristatant poetus, turim tikrai gilias tradicijas. Jau nežinau, kiek daug metų vyksta poezijos pavasariai. Susirenka poetai, renkami geriausi. Aišku, tai renka jų draugai arba autoritetai poetai. Lietuvoje turim puikių nuostabių poetų, kuriuos mylim. Jų tekstus skaitom, jais remiamės sunkiom gyvenimo akimirkom arba kaip tik pareikšti padėką, pasveikinti draugą. Poezija gelbėja mums, padeda gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Tokią ilgą prakalbą sakau todėl, kad suprastume, kaip reta būna tokių renginių, kuriuose jaučiuosi ir tikiuosi, kad jūs jaučiatės puikiai. Nes ir nereikia daryti analizės arba kažkokių tai svarstymų. Tiesiog pristatyti žmogų, kūrėją, kuris tuo gyvena. Ir drįso, leido savo pristatyti save jums. Tai yra didžiausia vertybė. Ir šiandien Gerda iš Dituvos, mūsų literatė, pasiryžo su mumis draugauti šį vakarą. Tikiuosi labai gražios draugystės su visais mumis. Ir aišku, Sigita ir Evelina nuteiks mus muzikaliai, poetiškai, gitarų skambesį. O Gerdą noriu pakviesti čia. Gerai, kad labai gražių sijonų trumpų, matysim visas poetiškai gražias kūno vietas. O Sigita ir Evelina gal kokią melodiją mums nusiteikimui. Tiesiog, kad mes pasaulinę poezijos dieną pradėtumėm švente ir muziką. Tai dabar muzika. Sėdam. Kur jų patogiau? Gerai? O man irgi visai tas pats. Esam kaip ir gitaros pradedančios, kad groti iš natų, tai išdrįsom maloniai Janą mus pakvietė, tai jeigu ir suklysim kažką, tai ar ne, tai mėginsim pirmą kūrinėlį pagroti klasikinį, tai Mocarto polonezą. Pažiūrėsim, kaip mums čia dabar gausis. Atsipalaiduokit, nusiteikit kitam kūriniui, aš jums pamojuosiu, pailsėkit ir tada
darbas. Galima, Gerda, aš vieną eilėraštį prašau? Jūs galite viską už mane, Ne, aš už jūs nieko nepadarysiu, nes tai ne aš parašiau. Bet iš tikrųjų, tą renginį norėjau pradėti nuo... Kiek aš turiu? Aha, aš turiu 3. Tai aš turiu iš 2 knygutės pasižymėjus. Pradžiai tiks. Pažiūrėsim, ar jums tiks. Realiai, tai atsirinkau šitą eilėraštį, net nežinau. Turbūt ir dėl pavadinimų, tikėjimas. Ir dėl to, kad pavasaris. Ir dėl to, kad tiesiog taip man patiko. Va. Kai pavasario pumpuras kalės ir virpėjo erdvė nuo žvaigždžių, atsistojau ant motinos žemės susirinkti išbarstytų vilčių. Svaigsta oras, nuo kvapo šilojų, supursloja upelio barzda. Iš paskliauto griaustiniai grumuoja. Ar aš būsiu kitų suprasta? Ar supras mane lekiantis vėjai, o žydėjimą lauko rūgių? Ar galėsiu paversti kvepėjimų duonos žiauberės man iš delnų? Obelų šakomis apsigaubsiu, ankstų rytą šarmos pakirsta, gėlele aš stovėsiu ir lauksiu, koliai būsiu visų atrasta. Tai čia apie Gerdą. Iš tikrųjų, jinai atsirado, mes ją atradom. Ar padėjo mums mūsų mylimas Bangos laikraštis ir mūsų literatų klubo kompanija, potekstės ir visi bičiuliai, kurie dar myli, skaito literatūrą ir rašo. Bet Gerda atvažiavo į renginį, bibliotekoje, kukliai prisistatė, kad aš truputį rašinėjau. Ir taip atsitiko, kad padovanojo knygučių ir labai nustebau. Tiesiog ir dabar nemeluoju, galit paveiksluoti, kūnas pašiurpo, šalia esantis žmogus, kuria nuostabią poeziją. Ko daugiau reikia? Gerda, džiaugiuosi labai, kad atėjot pas mus, kad atvažiavot. Dėkoju jūsų žmogui, vyrui, kuris kukliai sėdi, turbūt jisai atvežė, gal už rankos atitempė, nežinau, kuris kurį, bet ir likimui dėkoju, ir jums abiems, kad išdrįso tai padaryti. Ir šiandien mes galim mėgautis jūsų poeziją ir tikiuosi, kad po šiandienos tikrai dar daugiau ta poezija pasklis ir tikrai gal net tekstai dainų taps, nes tai yra be galo geri tekstai. Gerda, tikrai nenoriu tardyti. Jokių būdų nenoriu įstatyti. Bet ruošitės? Ne, nesiruošiu. Absoliutiškai man nerūpi, kiek jūs turit vaikų ir iš vis kaip gyvenat ir kokios jūsų santaupos. Visiškai neįdomu. Nors gal ir įdomu iš moteriškas smalsumas šiaip. Kodėl ne? Įdomu, gal žmogus ką veikia visą gyvenimą, kad tik tais pirmoji knyga, kaip suprantu, išėjo 2008 metais. Ką šitoks žmogus veikia visą gyvenimą, kad tik 2008 metais išėjo pirmoji knyga? Gyvenau labai sąžiningai, dirbau, daug dirbau, kadangi esu be galo reikli savo ir tai atleidžia visi kiti, taip pat esu labai reikli savo darbuotojam buvau, bet vis tiek jie mane be galo myli po šiai dienai. Bet aš džiaugiuosi, kad galbūt per anksti neturėjau tokių sąlygų daryti, o kai viskas kažkaip tai jau maždaug susiklosti, tai kol pradedi rašyti, jau irgi taip nebūna, kai vaikas pradeda kalbėti. Po kelis žodžius. Paskui, kol surandi sakinius, kol pamatai kažką gamtoje, kol pamatai žmonės, tada pradedi su jais bendrauti, va tą ir užrašau. Bet anksčiau nerašėt? Neužrašinėdavote užrašus, ar darydavote? Na, vidurinėje bandžiau, bet trūko pasitikėjimo. Tai man dar viskas prieš akis, ne?
Tai žinoma, bet Dieve mano. Kaip jau reikia paguodinti, iš tikrųjų žemaitė irgi tik per 40 jau perkopus, jau tikrai pradėjo ten rašinėti ir buvo atrasta. Aš labai džiaugiuosi, kad mes atrandam vis dėlto žmonės ir mes drįstam parodyti, ką sugebam, nors jau, kaip sako, antroji gyvenimo pusėje, gražiojoj savo jaunystėje. Pradedam parodyti, ko mes išmokom, kai buvom labai tokie veržlūs jauni. Ir ką gyvenimas sudėliojo. Jūs dirbo tikrai sunku darbą, jūs dirbot ligoninėje, ne? Na, ne visai. Aš priklausiau ligoninėje. Bet dirbot su žmonėm. Poliklinikoje, ligoninėje paskui. Taip, Klaipėdos. Ar tie žmonės, kuriuos jūs sutikot gyvenime, irgi buvo dalis to, kad sudėta į poeziją? Ar tiesiog jūs išbėgdavot iš darbo ir žiūrėdavot gamtą, kad galėtumėt atsijungti nuo šito, ką jūs darot savo tiesioginiam darbę? Na, dirbant, aišku, nerašysi, nes tai vis tiek įtemptas darbas, kaip bebūtų. Bet aš manau, kad visi sutikti žmonės, taip kaip aš jiems save atidaviau, lygiai tą patį, gal mažiau, aišku, visada gauni atgal, bet tikrai gauni, mokaisi iš savo mąstymo, iš klaidų, iš bendravimo, kaip tu su jais elgiesi, kaip jie elgiesi, tai yra didžiulė mokykla, tai yra pats gyvenimas. Aš dabar pažiūrėjau, kad jūs taip stabiliai kas 2 metai. Paskutinė knyga. Neskubant. Tai dabar jau tokia jūsų yra čia. Jūs labai sakėt griežta savo. Ar laikotės labai režimo? Ne režimo. Tai aš suprantu, tas režimas ir knygose bus išlaikytas. Taip savo. Nerimtai. Nerimtai, juokaujant, rimtai apie poeziją net negalima kalbėti. Realiai aš galvoju, kad poezija turbūt ateina pas jūs. Ar jūs daug taisot klaidų savo, rašydama? Tekstų mažai. Taip, kaip parašėt ir jau užmiršau. Būna visko, būna išmetu su priešu, po to atsiprašau, surenku iš kibiro. Ir paskui galvoju, kad ten šedevras, nežinau, čia spręsti jums. O gerai, ar žinot bent vieną tokį šedevrą, kurį buvot suplėšę? Tai nežinau, dabar jau neatsimenu. Dabar neatsimenu, bet gal šį vakarą dar nuskambės. Aš tiek prisidėjau eilėraščių, aš tikrai tiek daug rašau. Šiandien tiek daug neperskaitysiu, bet vis tiek noriu pradėti nuo pirmos knygos. Pirmą raudoną, jūs geriau žinot, aišku. Ir tikrai nedaug. Iš pirmos tik 3, kadangi kažkaip tiesiog, nežinau kodėl. Bet kuo toliau, mano manimu, 3 knygą iš viso jau galėjau šitas visus garsiai skaityti. Tiek man patiko. Nežinau kodėl, ar čia branda, ar čia kas, nežinau. Aš tikrai nesu vertintojas, bet čia tokie, lengvumas. Gamta ir meilė, ir jausmai, ir visa kita žmogaus gyvenime duoda atokvėpį. Atsisėst ant akmens, taip paprastai įsivaizdavus išeis į gamtą, ar ne? Ir tiesiog leis savo pailsėti. Ir kur tos mintys moterų nuplaukia, aš nežinau, kaip tas vyras su jumis tiek metų gyvena. Jūs plaukėte toj savo poezijoje ir labai gražioj poezijoje, gal dėl to tas vyras jūs taip myli, nežinau, kokiems vyrams reikia. Bet moteris tom žavius, kad jūs. Ir dar žavesnės tos, kurios sugeba taip parašyti. Meilė, kur tu esi? Aš sietynos, žvaigždelė šviesi. Aš esu žolynų rasose. Aš esu tavuose plaukuose. Aš esu sapnuose. Meilė, kas tu esi? Aš kančia, aš klajūnė baisi. Aš esu sapulinga tiesa. Aš esu geidulinga tąsa, tavyje, tavyje. Meilė mano brandi, per duobėtą takelį brendi, dega saulė tavųjų akių, alksta rankos, pilnos jausmų tamsoje, tamsoje. Meilė dar prisiglaus. Prie jausmais nusakstyto dangaus žėri šerkšnas tavųjų plaukų, veda žvaigždės mano akių į tave, į tave. Meilė mūsų šviesi,
tu paskendusi ilgesį, tu klajūnė žvaigždėsi, tu esi nenutrūkus gėje, manyje, manyje. Nu, jeigu jūs po kiekvieno plosit, tai ir aš apsigraudinsiu. O dabar tokio faino. Aš išmokau sudėti dainas iš žvaigždžių, iš lietaus ir iš žemės, kur pražįsta jausmai iš akių, iš širdies, ir sulaukti tavęs iš dienos ir nakties, ten, kur aukuro seno žarijos rusena. Aš išmokau pažinti tave iš skambėjimo balso ir lūpų, su atplaukusiais posmais senos praeities, vėl praeiti duobėtais keliais atminties, ten, kur mėlyna paukštė jazmino supos. Aš išmokau gyventi tavim, be tavęs, ten, kur veda likimas, ir žydėjo svajonės kantrumo žieduos, tirpo dienos, kaip sniegas saulėto šlaituos, ir rūkuose paklydęs tūnojo laukimas. Kaip norėčiau apglėbt mano žemę su visais, su visais, su visais, su kuriais mes kartu gyvenom ir kentėjom. Kartu, atskirai, kaip norėčiau priglust mano žemę prie vedrynais rasotų krantų ir išgirsti, kaip dalgis šiurena dobiliena prie mūsų namų, kaip garuoja ir kvepia atolai, kviečia dainai vakarė žvaigždė. Atsisėdus ant slenksčio, aš noriu be tavęs, su tavim patylėti. Nuvilnijo per vasaros pievas pasišiaušus rudeninė šalna. Aš stovėsiu ir lauksiu ražienoj, kol nušvis mūsų ryto žara. Ar gerai šitą poeziją? Aš skaitot, negu parašyta. Nu taip, kiekvienas skaito valauk savo supratimo laipsnį. Gerda. O to, kas neparašyta, ir neperskaitysi. Gali perskaityti tik tai, kas parašyta. O mes visi čia susirinkę galim rasti tuos sakinius, šitą grožį. Tik reikia mokėti jį suprasti, pajausti, išgyventi. Ko mums reikia šiai dienai? Gerda, atsivertus posmelį, gražiai moteriška, gražios eilės. O pačiai, kaip atrodo šiandien, nuo tos kalvos gyvenimo. Ar džiaugiesi tuo, kad tavo aruodą papildai? Tai aišku. Derlių. Aš be galo džiaugiuosi, kai pirmiausia džiaugiuosi jumis konkrečiai ir visa jūsų šitą įstaigą, kai aš taip pasijutau kaip našlaitė, vis galvoju, kur man dėtis, aš esu viena, prisirašiau visokių nesąmonių ir niekas jų neskaitys. Aš taip galvojau tada. Ir kai perskaičiau laikraštį savo vyrui, sakau, važiuojam pasižiūrėti, kas ten bus. Jie jau be galo nedrąsiai. Ir paskui kažkaip prisijaukinau. Atsirado ir žmonės, kuriuos labai gerbiu ir susitinku ir miesto renginiuose. Dabar irgi nemažai tenka pavažinėti ir džiaugiuosi, kad taip atsitiko mano gyvenime. Nes susiradau žmonių, kurie visiškai, tai ne medikai, tai kito lygio žmonės, turiu galvoje profesiją, aišku, savaime, neįsilavime nieką nors, ir bendraujam, ir be galo įdomu susitikti, ir švenčių daug, ir matai žmonių norą save išsakyti, įsilieti. Daugybė ir rašytojų, ir garsių, ir mažesnių, kaip ir aš, ir visai menkų. Bet tai labai pakylėja, jautiesi žmogus atsidūręs kitoje erdvėje ir džiaugiuosi, kad taip atsitiko, kad visiškai nenorėdama iš inercijos parašiau antrą
šitą visiems sakiau, mes ir suprieš šitą, ačiū, kad taip demonstravot. Pala, nedrįskit, aš 3 įsimylėjau, bet čia dar yra ir daugiau, kuriems aš gal dar nesubrendau. Nes tiesiog rašiau šiaip savo dėl juoko, kaip aš sakau. Niekas nejuokingai čia buvo. Čia buvo labai gražiai. O paskui įsibėgėjai žmogus ir keitiesi rašydamas, keitiesi eidamas prie rimtesnių dalykų. Visiškai, kas ir atsitinka kiekvienam, kas tą darbą daro. Na ir šiuo metu esu beveik patenkinta ne savo darbo kokybę, bet tai, ką aš padariau. Tai va, džiaugiuosi ir dėkoju visiems. Pasaka, aš to ir tikėjausi. Nes tikrai atsimenu labai gerai tą dieną, kai buvo susirinkę tautodailininkės tą dieną. Niekas pirmą kartą atvažiavo. Kažkas tai tokia buvo susirinkę moteris ir Gerda, kai jie taip nedrąsiai. Ir paskui, kai man paliko, taip gražiai supakuotas tas knygutės, aš irgi galvoju, vau, Lietuva yra poetė, o čia labai svarbu mūsų. Čia Egidijus man linksi irgi tą patį pritarė, mūsų pirmininkas literatų klubo. Iš tikrųjų, tie atradimai tiek suteikia vilties ir džiaugsmo, kad mūsų rajone gimsta ir gyvena ir kūrė ir būna tokie gražūs šviesūs žmonės. Nes kiekvienas rajonas turbūt savotiškai konkuruoja. Kiek jis išaugina ten signatarų, kaip neseniai Jurgio Šaulė. Pristatinėjom knygą apie jį, tikrai Viržėnų žemė išaugino puikių kūrėjų, politikų, veikėjų, šviesuolių, visuomenininkų. Ir mes savo rajone, ieškodami tų perlų, kaip aš sakau, poezijos mylėtojų, matom, nėra labai daug, bet tai nerodo, jūsų susirinkimas čia nerodo visų poezijos mylėtojų skaičiaus, tikrai ne. Nes puikiai žinau, kada aš skaitau kur nors renginį poeziją, pasirinkta kurio nors mūsų literato ir tikrai nerodau pavardės ir prašo manęs mobiliuoju telefonu, ar galiu nusifotografuoti šitą eilėraštį, nes toks geras. Sakau, tai kodėl neteinat į renginį? Šitas geras yra čia pat, visiškai čia pat, tas kūrėjas gyvena ir reikia matyti, tai yra nuostabus žmogus ir jisai dar turi lobius. Tik tai jeigu nėra klausytojų, jam aišku iš karto, nu kam aš čia rašysiu, kaip Gerda, teisingai, kam aš čia rašysiu, ir nieks to neskaito. Bet tai iš tikrųjų yra, tai už tai tas žmogaus sugebėjimas dalintis yra mums Dievo dovana. Dalintis poeziją tai yra iš viso palaiminimas, kaip aš sakau, tai yra apdovanotojų žmonių gebėjimas mums perduoti tai, ką kalba, mums ne visiems duoda. Ačiū Dievui, kad duota tai, kad galim skaityti, o aš dar paskaitysiu. Jeigu Gerda. Gerai. Labai patiko antra knygutė, už kurios ir pradžiai pasirinkau, ir iš tikrųjų daug čia yra. Čia tikrai nežinau, kuris pats geriausias, bet tiesiog pagal nuotaiką. Poezijoje, kai atsirenki skaitimui, tai yra savotiškas džiazas. Visiškai nežinai, kas tą dieną tavo šaus į galvą, ką tu norėsi skaityti. Absoliučiai nevertinkit to, kad čia yra kažkoks geriausias eilėraštis iš šitas knygutės. Jokių būdų ne. Kiekvienam savo. Taip, kad galėsite įsigyti ir kiekvienas savo atrasti, jeigu tik norėsite. Man šiandieną šitoks džiazas. Su Gerdos palaiminimu. Kaip prakalbinti žolę ankstų vasaros rytą, kol dar laša karoliais nuo žolynų rasa, kol pažadinta paukščių aušra nenušvito, kol dar braido nendrynos mėnulio šviesa. Kaip aš tau išdainuosiu, po degančiais uosiais širdyje išnešiotas ilgesingas dainas. Neša rudenio vėsą, rugpjūčiai atvėsę, žliaugia gelintis į lietus per liauno šakas. Aš gegutės prašysiu, kad ji man iškukuotų, iš karklynų rasotų išbarstytų žodžius. Juos visus padabinsiu žvaigždėmis. Sukabinsiu ant šakų ir supuosiu, kol lietus išdžius. Kaip man tau išdainuoti, apie žemę žieduot, apie rudenio vėjų nudraskytus lapus. Jei surinkti galėčiau
tvarkingai sudėčiau į eiles, į dienas, padalinčiau per pus. Tai gyvenimas. Gyvenimas prie mano kojų, tai rytuose aušra praplyšta, jis baltų beržų sulapoja, ar kurtinio giesme pragysta, arba atlėkę šiaurės vėjų mane klaidina ir skraidina, tai pilko lauko viturėlių į mano plaukus giesmę spina. Gyvenimas prie mano kojų paukščiu pavargęs tupi. Tai griaustinių dangui grumoja, tai akmeniu ant kelio klūpi. Tai verkia naktyje kaip vaikas, kai žemė sutemos užkloja. Jo lūpos lyg žiedynai svaigus, gražiausiais žodžiais sulapoja. Jis gailestingas, jis teisingas, veržlus ir net dažnai pavargęs nuo išminties, šiek tiek sulinkęs, jam nuo dosnumo svyra rankos. Štai koks gyvenimas. Tikrai, Gerdai gyvenimas dosnus, nes tokį kraitį šiandien atnešė, aš tiesiog, kai jūs atsibos mano skaitimas, duosim Gerdai skaityti. Bet vis tiek dar vieną paskaitysiu, paskui prašysiu merginų muzikos ir tada jau Gerdai leisim pasakot lyg nukritimo, kad Sutarė? Matysim, kokią situaciją. Nu, mes bištų padžiazuonės, jie nemiega, jie klausosi. Žiūriu, Diana, jūs šiandien labai rimtai gausi, tu nuo jo špilku. Kada nors. Ne, iš tikrųjų juokauju, nes mes savi, kai susirinkam skaityti poeziją, visada yra gera, kada gauni kažkokią kritiką savotišką, ar ne, arba tiesiog pastabą paprasčiausia. Arba galima pasakyti, čia buvo gerai, arba nu čia tokia nesąmonė šiandien dienai. Visa tai yra bendravimas ir įvertinimas. Bet kokiu atveju mes visi norim būti kažkaip įvertinti, pamatyti. O draugams. Brangus mano draugai, mes užtraukdavom skambančią gaidą. Šviesus jūsų veidai mane mokė sudėti dainas. Kaip dienas, per kurias mūsų valandos skubančios eina ir skaičiuojant pirštų laimingas mažas minutės. Po šaltais vakarais mes išmokom ilgesio dainą. Ji kaip dalgis praeina gležnais dovilėlių žiedais. Dega saulė po kojom ir išlytos ražienos vaitoja. Gailę volungės giesmę apkloja atbridę rūkai. Tad sustokim ratu ant šios žemės, kol ji dar žaliuoja, kol vilnyja kvapai ir nesvaigsta nuo aukščio galva, tegul skamba daina ir jaunystė po kojom voliojas, tegul šnabžda palaukiam pritilusi mūsų kalba. Tiks muzika. Čia irgi iš dainuojamosios poezijos, bet nedainuosim, mes tik pagrosim. Ir aš manau, čia būtų turbūt irgi labai gražu kažkam kažkada ar ateity. Gal ir jūs turite tokių minčių ar svajonių, kad ir jūsų poezija būtų įdainuota. Na, kai kurias, kai rašiau, aš pirmiausia, muzika man ėjo ir pati dainavau. Tik tada ėjo tekstas. Aišku, nes tokie nuostabūs tekstai, nu čia jie turi ir dainos, ir kažkas. Labai gražu, ne?
Iš tikrųjų, šiandien tas renginys, aš sakau, visur yra kažkas iš aukščiau. Ateina tiesiog susidėlioja, viskas savaime, niekas nežinojo, dar vakar iki pietų mes nežinojom, kad šiandien gros gitaros ir tos moterys, kurios mokosi šito. Jos nebijo, jos eina gyvenime, tikrai aš Sigita daugiau pažįsta, Evelina mažiau, bet Sigita yra puikiai verslininkė, yra nuostabus žmogus ir senas gargždiškė ir su jie visada yra gera bendrauti, visada energinga, su nuotaika ir taip yra gera šiandien ir dėl Gerdos, kada jinai tokiam, pasakyčiau, tikrai 2008, kiek čia tie tų metų, ar ne, kai poezija išvydo dienos šviesą ir jūsų to muzika, tai šiandien tarsi viskas suėjo į vieną tašką man taip fainiai, kad jūs visos trys čia šiandien su manim. Aš labai dėkoju, bravo. Ir Gerdai labiausiai ačiū. Ir Gerda dabar tikrai tau žodis berbėt per tą savo kūrybą. Aš atsiprašau, aš negaliu skaityti sėdom. Mums labai gražu į tą pasižiūrėti. Bet aš vyrai sakysiu. Vyrai nedrįsta dabar. Aš čia esu dabar viršininkas. Gerai, viskas gerai. Paskaitysiu eilėraštį iš ruošiamos tos knygos, kurio dėka buvo skirtas šio vakaro pavadinimas. Kad biški derintus, tai ką mes dabar darome. Norėjau sudrebinti pasaulį. Tai ko tada laukiu? Ko žiūriu į tolius? Kai supasi žvaigždės, kaip pateka saulė, kaip medis. Naktužės siūruojamas groja ir smuikais, ir fleitom, ir dūdom duduoja. Ko virpa šakelė paukšteliui pakylant, o rasos, nukrisdamos tiesiai į žvyrą, kaip deimantai brangus, žvangėdamos, skyla. Neskriausiu pasaulio ir kelių nedėsiu, tegu vinguriuoja pašlaitėm ir kloniais, tik paklotą žalę po šonų patiesiu, per naktį žiūrėsiu žvaigždelių vilionių. Norėjau, kad viesulas žemę pakeltų, kad debesis niekad nebaigtų raudoja, taip tada glostų žydėjimą delnų, ko spaudžia man gerklę, kad vakaras groja. Kad vakaras groja iš tikrųjų. Labai trumpai permėsiu, kad nebeikirėčiau jums visiems. Grįžtu prie pirmos, sakyčiau, prie mano darbo juodraščio, kurį tada pradėjau. Visiškai nieko negalvodama, tiesiog ruošiausi į susitikimą po daugybės gyvenimo metų sugrįžti į tėviškę, susitikti su draugais. Na ir aišku, užplūsta jausmai ir pradedė nesąmonės rašinėti visokias. Visiems liepiau slėpti ir nerodyti, nors išdalinau dykai. Bet paskui atsiverčiau šiandien ir galvoju, perskaitysiu 2 eilėraštukus. Pradžios neskaitysiu tokius jaunatviškus. Ar aš nepataikiau? Ne, jūs nepataikėte. Valiau. Čia apie tai ir buvo, apie tai ir galvojau apie savo žemiečius. Ašarėlės į smilgų sukabinti mūsų vardai. Pievų varvantis šilkas, glosto kojas garsai, išsidraiko palaukiam ir suvirpina gluosnio šakas. Tarsi pūstukas fleita, arba kviestų pareiti kažkas. Žilas, prieklečios lenkstis, suskaičiavo mūsų žingsnius. Sieno laikrodis skamba ir skaičiuoja, kas buvo ar bus. Šilko pievas išbraidę, padabinę plaukus kerais. Mūsų dienos šiek skleidės kažkados nematytais žiedais. Ašarėlėse smilgų suskambėjo mūsų vardai.
Mano dainos palaukiam skambėja, laiko ratams pralėkus užges. Jų melodijas siaučiantis vėjas tau po kojom atūžęs numes. Ir skambės vėl iš naujo akordai, tartum grįžtantis džiaugsmas dienų, be kurių tu pavargęs atrodai, tartum paukštis be savo sparnų. Aš rasos nulydėsiu lašeliais į ištroškusias tavo dienas ir stebėsis palaukęs berželį, kaip labai pasiilgau tavęs. Ir spoksos mėnesiena pro langą, ilgesys mano meilę išduos. Tik melodija skamba ir skamba išbarstyto žvangučių žieduos. Kai šalnom rudeninį atėjus, žiburėlis ant lango užges. Išdainuokit dainas mano, vėjau, negalėsiu aš būt be tavęs. Paskubėdama pereinu prie antros, kad neatsilikčiau. Aš jau į trečią įžengus ketvirtos, tai neliesiu šių. Ačiū Dievui. Čia man per stipru bus tas. Antrą knygelę, kadangi su pirmąja gavau kritikos daug, ir sakė, geriau tu nerašyk, geriau rašyk prozą. Bet kadangi mano jau protas buvo įsibėgėjęs, aš negalėjau sustoti. Taigi ją pradėjau taip. Už šią melodiją, išaugusią iš žemės, kai vaivorykštė kyla po lietaus, už viską tau dėkoju, mano žemė, už palytėjimą brangaus žmogaus, gyvenimas, lenkiuosi žemė. Tai tokia žemė. Dabar apie meilę, kad nebebūtų taip nuomonė. Tu manęs negalėsi pamiršti. Mūsų dienos ant takos stovės. Man į plaukus, pro tavo pirštus, laiko upė pražilus varvės. Aš tavęs negalėsiu pamiršti. Suskaičiuosiu nutolstant žingsnius. Rudenėjantis vėjas švilpaus, išbarstytus tavo žodžius. Pro suplyšusią gūnią rūko, žvaigždėmis tavo akys kalbės. Mano vardą kartos tavo lūpos. Mano žodžiai dainomis skambės. Tu manęs negalėsi pamiršti. Mūsų dienos ant tako stovės. Paskaitysiu sonetą apie meilę. Atleisk, bet aš tave myliu. Atleisk man, kaltas ar nekaltas, kalbu ir visą laik tyliu. Kaip lauko dobilėlis baltas, brendu per pievas naktyje, geriu rasas, lyg baltą vyną, o išsidraikę tamsoje žilvičių šakos, vėliai pinas kasų šilkų. Kvapai laukų nugirdo gražią tavo galvą. Iš tavo spindinčių akių užgimsta visos žemės spalvos, rugių sunkumo ir žolės, ir saulės, kaip pro plyšį trykšta, dangaus tyrumo, pakelės dėlės, kai dulkėsi pražįsta. Kai mėnuo spalio naktyje šaltom akim širdin sužiūra, iš tavo virpančių pečių žvaigždžių lietum dangus prakiūra. Nuvytę žiedlapiai nukris tau ant širdies,
ar vėjo guolin. Žinau, yra tokia šalis, kur židinys ir dienos, ir sienos stovi. Jūs, Gerda, su manim nesivaržykit, nes kiekvienas autorius nepaskaito savo poezijos geriau negu Šveitlovai. Tai čia normalu. Aš ir Čia ne nesistengiu. jokia anomalija, nebijok. Bijau, dabar pasistengsiu. Aš turiu patirties šitos reikalos. Bedalis. Aš pamečiau galvą, kai baisiai man sopa nugairinta širdį ir einu aš vienas. Tai paimu siūlą ir skylės užlopau, tai nutrinu delnu pavargusias dienas. O žemėje gėlės taip žydi, taip žydi. Melodija sieloje liejas iš naujo, vėl kvepia radastos prie slenkščio kvytę ir suželia grūdas, paėmus į saują, o saulė iš ryto ir iš naujo pakyla, kol laumės rūpos trampų sūkurį šauka. Tik mano krūtinė rauda nenutyla, nors sėdime dviese, kaip bloga, kaip sopa. Ne. Norėjau, kad sėkmingai baigtųsi Aš gyvenimas. mėgstu laimingas pabaigas. Gerai. Nu, tada visai paskaitysiu liūdnai ant galvą. Reikia, juoda balta labai geras kontrastas. Viskas praeina. Tik apraizgo voratinkliai dienas, aprasoja langai ir užauga bemiegė naktis. Bet žmogaus atmintis, tartum veidrodys rodo kasdieną tai, kas buvo brangu. Aš sulaukt negalėjom išvis. Viskas praeina. Tik vyniojami kamuolį stropiai, tik uždaromi skrynę kuo giliau ir saugiau ir toliau ir vėl einam į priekį. Dieve mano, kaip sopa, kaip sopa. Ir jau rodos tikrai negalėsim pakelti daugiau. Viskas praeina. Išdžiovina vėjelis blakstienas. Kartais traukiam iš skrynių supelėjusias laiko skaras ir sustojam pasvirę ant kelio po vieną, po vieną. O juk žinom gerai, nieks čia mūsų daugiau nesuras. Tikrai nuostabi poezija. Sekantis numeris. Aš dabar neskaitysiu, aš dabar noriu pašnekinti Brandumos dvasinį vadovą Klaipėdos regione Vilimantą Zablockį, kuris ir dovanų atvežė, norėjau, kad viešai teiktų. Ir tiesiog jisai Gerda, jo žmona Aldona, jam duoda gėlės, kad jis įteiktų kažką. Tai yra tokia kompanija nuostabi žmonių iš Dituvos. Bet aš labai džiaugiuosi, kad jūs šalia esat visi keturi ir dar daugiau turbūt ten tokių yra, reikėtų jūsų Dituvą ten pasiautėt ir paieškotų tų gražių porų ir tų gražių žmonių. Taigi, Vilimantas turi ką Gerzai tikrai pasakyti. Įtariu. Aš žemės paukštė. Man vis per mažai šios keliančios nakties skliautais žvaigždėtais. Ant sparnų šalti lašai žvaigždelių dulkės išsijotos rėčiau. Kaip pralekiu padangę tamsoje, nušvinta laukas ir suvirpa oras. Užkliudo sparną žemę tyloje, prabunda ąžuolas iš miego, storas. Ir ima gert žaliųjų vainikų žvaigždžių sidabrą, kol nulinksta šakos. Vėjelis pasiražo nelaiku ir krinta šviesdamas į žemę. Lapas. Ir atsidūsta žemės pakrašty pajuodęs miškas, o šešėlis ilgas rytinę žvaigždę kalbina. Girdi? Tikrai be vėjo suligavo smilga. Labas vakaras, mėly kūrėjai, mėla
mano jauniausioje sesuo iš Aglonėnų. Keletą metų. Jinai yra mano sesuo, Aglonėnuose susipažinom su gerbiama Diana. Ir ką, jos dėka kažkaip tai ne vieną kartą primindavau, kai sužinau, kad mes Lietuvoje gyvenam, šeima mūsų, būtinai susiraskit Gerdą. Iš Dietuviškiai esat, tikrai kūrėjai, kažkur bendraukit, susiraskit viens kitą. Jinai yra priežastis, kodėl mes pažįstame su gerbiama Gerda. Pažįstame ne visai daug, atrodo. Kiek mes čia? Visai nedaug. Per visą visatą tai čia nieko nereiškia. N metų, N inkarnacijų. Mes visi atvykome iš kūrėjų visatos. Ką gerbiama Gerdai rašo, paskutinis žodis. Visata. Mes iš ten atvykom. Tik tai vienas dalykas yra, kad susitikimo vietos keisti negalima. Ir mes privalom susitikti šioje dimensijoje, žemėje, šiame pasaulyje. Mes visi esam kūrėjai, kurie čia esam. Nesvarbu skulptoriai, piešėjai, tapytojai, muzikai, poetai, rašytojai, visi mes turim savo visatą, savo namus turim. Mes čia tik susitinkam. Pasakyti labas, pasimatyti, kad vėl grįžę į namus, apsikabintumėm ir iš ilgesio sakytumėm, a tu prisimeni, kaip ten buvo faina. Buvome rūmuose, pas šių rūmų princesė Diana. Buvom tokiuose rūmuose, mes ten buvom susitikę, žinai. Deja, tas pasaulis yra šis. Ir tik tai mes galim jį suvokti. Tai, kad kūryba, vienas išminčius pasaulyje pasakęs, tik tai kūryba išgelbėja žmoniją. Kūrėjas niekada negriauna, kūrėjas niekada negamina ginklų, jisai niekada nežudo, jisai niekada nepanaudos kokių nors blogų kėslų. Nesvarbu, kad tai yra, jie egzistuoja. Tai yra prigimtinė žmogaus, fizinio žmogaus teisė turėti ir baltą, ir juodą. Yra simboliai, absoliučiai, kuriuos mes turime čia praeiti, turime juos įgyvendinti savyje per fizinį kūną šiame pasaulyje. Gerda yra simbolis, gėrio simbolis. Jos eilės, aš kaip paėmiau rankas, tai va taip, eilėraštis ir iki galo eina visi, nes negalima atitrūkti ir kad neskaičius. Tai antiek gilūs eilėraščiai, gilios eilės, gili poezija. Ir čia net nuotaikos nereikia, ar tau nuotaika gera, ar blogesnė, ar pavargęs, ar kaip nors kokia gal, aš šiaip taip, ar čierką gal padaręs, nesvarbu. Kimba iš karto ir jaučiasi tiesiog, kad tai yra ne taip savo, kad parašyta kažkur tai, kad kažkas tai ten kaip populiariai, kad kažkas tai rašo, svarbu tik tai apsimesti žvaigždėm, sublizgėti ten kažkur tai, patrypčios scenai ar dar kažkokiuose renginiuose, viskas. Ne, čia yra kūryba, čia yra tikroji kūryba. Kaip žmogus, nežinau, mes iš prigimties visatui, kaip sakiau, mes jau senai pažįstam. Šiaip, kai susipažinom, antiek simpatiškas žmogus ir reiklus, aš nežinau, reiklus, nereiklus, bet kad pareiginga, tai aš jau, nežinau, žodžių trūksta pasakyti. Labai draugiška, švelni, ir Vidmantas, vyras jos, tikrai graži, puikiai šeima. Ir kažkaip pradėjom bendrauti visą ką, ir pasirodo, kad subrendo tam laikas, atėjo, kad ir taip atsitiko, kad, neatsitiko, taip turėjo atsitikti, kad gerbiama Gerda, kaip poetė, įsiliejo į brandumos mūsų poezijos ir kitų menų mėgėjų asociaciją Branduma. Ir ją įkūrė 2008 metais Vytautas Barauskas,
žinoma, žurnalistas, poetas. Ir jinai kol kas Lietuvoje dabar turime arti 400 žmonių. Ir viena iš tų žmonių, yra gerbiama Gerda. Jinai įsiliejo į mūsų enciklopediškis, susitinkam. Jinai ir daugiau turi, žinau, dar su literatais ten bendrauja, visą ką kūrė. Ir šeštadienį, praeitą šeštadienį, kartu važiavome į Kauną. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga kas metai organizuoja lygiadienio giesmė vieno eilėraščio konkursą. Ir tai šiemet buvo 20 metai. 20 metų, 20-asis jubiliejus, kai vyko tas konkursas. Nuvykom sudalyvauti ten, nepaprastai gražiai skaitė, tikrai vienintelė poetė, kur tos eilės tiesiog smigo. Tiesiog sėdėjau už pirmojo eilėj, tai, manau, kad visi girdėjo irgi. Nepaprastai gražios eilės ir nepaprastai gražu. Ir to renginio metu pirmininkas sąjungos Vladas Buragas iškilmingai visų akivaizdoje, tai aš visos Lietuvos buvo suvažiavę poetai, gerbiamai Gerdai įteikė Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nario bilietą. Tai yra poetė. Na taip. Ačiū Jums, mėlyjeji. Ir daugiau ką bešnekėt, atrodo viską pasakiau. Dar pabaigai. Manau, jokie linkėjimai negelbės. Jūs patys tiesit savo laimės kelią. Bet aš vis vien linkiu mažyčio vargo ir debesėlio genamo vėjelio. Linkiu aš jums abiems javų brandumo, ankstyvo rytmečio per visą dangų, ir vakaro šaltos rasos galiumo, ir įdienojusios dienos už langų. Paleiskit dalgį dobilų raudonų, tegu atolas meilį guolį randa. Vorelio tinklas gaudys kožną norą, o juos augins ištroškę darbo rankos. Ir poetė, ir kūrėja, ir darbininkė. Galima įteikti šitą puokštę. O čia atsidėkodamas noriu įteikti šią gėlelę šių rūmų princesai, gerbiamai Dianai. Taip, aš norėjau, ką viešai matydėjau. Mažai ką žinot, aš biškį plėtkus mėgstu kartais, nepykit, paplatinsiu. Apie šį žmogų jūs turbūt dar ne viską žinot. Jinai yra kuklė ir kūrybinga, nepaprastą organizatumą turi ir turi tikrai tokį kūrėjų potencialą, kad tuose rūmose jau jai siaura. Jau ją pastebėjo kultūros ministerija Lietuvos. Vežėsi į Ukrainą, į Lvovą, kad paskaitytų pranešimą bibliotekininkų. Maža to, kultūros ministerija paskyrė stipendiją, rugpjūčio mėnesį išvažiuoja į Ameriką. Paplaukim. Žmonės yra iš kūrėjų visatos. Aš tuo ir patvirtinu. Šį darbelį nedidelį kūrybinį aš praeitą savaitę pasiėmiau iš leidyklos. Yra 4 mano knygelė išleista, kiek aš dabar esu sukūręs ką. Ir iš jos jau yra išplaukę 10 dainų. Eilėraščiai dainom virto, bardai su gitarom dainuoja. Vienu žodžiu, ežino. Kaip toliau, kas įsirutulios? Imsim sekantį renginį. Ačiū labai. Šiandien, tarp kitko, buvo iškviesta pas kultūros skyriaus vedėja Gintautą Bareikį. Mūsų abu su direktoriu pakvietė ir pasakė: biblioteka, kada liausitės kiekvieną vakarą daryti renginius? Ir mes turėjom labai ilgai teisintis, kad mes turim labai įdomių žmonių. Ir jeigu mes turime, mums nereikia pilnų salių, mes nedarome šou, mes neleidžiame ferverkų, mes nesamdome grupių, radžiai ir dar kitokių.
Bet pas mus bibliotekoje sueina tie žmonės, kuriems tikrai tai įdomu, jų nieks svarų nevaro, tiesiog gražiai pakviečiam ir tam, kam įdomu. Ir aš tada pasakiau, jeigu į renginį ateis bent 5 žingeivius, tiem, kuriems tai įdomu, mes tikrai tai darysime, nes tai yra mūsų darbas. O ypač, kas liečia knygą, kūrybą ir mūsų susitikimus. Taigi, merginos, po šitų visų žavių, gražių dalykų, muzika. Ačiū. Dabar gal mėginsim pagroti tokį angliškas, yra kaip anglų tautybės liaudės melodija. Ir parašymas anglų kalbai būtų Green Sleeves. Tai mes lietuvišką tokį variantą sakom grynas slyvas. Sužymėta lapelį yra 3 knygoje, kaip praeisiu žemę. Nežinau, ko čia daugiau. Prasmės, tiesiog šios dienos džiazo. Bet ką šiandien, nežinau, ką paimu iš tos knygos, man viskas tinka. Ir viskas yra taip gražu ir gera. Ir pati pradžia, ir net ir iliustracijos, aš net nepažiūrėjau, kas iliustravo, iš tikrųjų Gerda, išduokit paslaptį šitos knygos. Šita knyga yra be galo gražiai ir iliustracijos, ar ne? Kas yra iliustratorius? Nežinau, paskaityti neatsimenu. Tai panaudotos dailininkės Irenos Kačinauskaitės grafikos darbai ir jų fragmentai. Be galo gražus. Iš viso grafika yra tas dalykas, kuris prie poezijos turbūt labiausia dera. Tai yra juoda balta ir kaip ir raidės baltame lauke juodos raidės, kaip ir grafika. Turbūt tai yra toks, man gražiausias turbūt lydinys. Ir pačioje pradžioje yra parašyta ne poezija, tiesiog skiriu man brangiems žmonėms. Pagaliau. Pamažu. Labai pamažu, savo krikštolinės akis pramerkia rytas. Čia pat, po mano kojomis, urpteli mažas nakties paukštelis ir pašaukia tyliu balsu. Greitai atsiliepia kitas.
ir nenutrūkstanti giesmė liejasi per viso dar snaudžiantį klonį. Raivosi pirmieji saulės spinduliai, mainosi ir mirga, tingi, neskubėdami. Savo ilgais pirštais siekia apglėbti kiekvieną kertelę, žolelę ar vabalėlį. Tai motinos gamtos ranka. Vos girdimai krenta šiltos, virpančios rasos. Gyvybė, dangaus ir žemės ašaros. Ir stosiu čia, visa drėgna, šlapia, permirkus lyg augalas po varvančių dangum, su paukščio širdimi krūtinėje ir giesme lūpose. Ir nežinau, kur dėtis. Aš tavo vaikas, žemė, tavo vabalas, tavo žolė, usnis, ar mažas dagiliukas su aštraus dagilio sėklas snapelyje. O krūtinėje vingria giesmė. Priimkite mane. Štai aš. Tokia esu. Aš. Nuolankumas klūpantis. Šešėlis praeities nekaltas. Aš pakalnutės nekantrumas baltas, pražydęs palei taką paslapties. Aš. Meilė. Tylinti ant lūpų, kol eilėmis pabyra ant širdies, o vėjai mano dainą suba. Aš moteris, aš žemė, jūra, į smėlio krantą mano bangos būra. Aš moteris ir tuo esu tvirta. Aš vėtros gūsis, visata, legenda, žemėj sukurta, aš viską pažinau ir daug ką nugalėjau, kol šitoj žemėj galinėjaus, atėjo vakaras ir supratau, aš pavargau. Pavargusi dienos kaitra nurimo, prisėdo vakaras šiltuos arimos, ištiesia kojas per lankas. Nebėda, kur nori vakaras, tenai ir sėda. Sodybose visi garsai nuščiūva, kol vakaras per slėnius leidžia dūmą, iš lėto raivos rūkas, galvas kelia pavargę nuo kaitros laukų gėlelės. O karkluose nakties paukštelių gaidos, melodijom supintos, upei braido, laiminga žemė iki ryto tyli, nes vakaras už grožį žemę myli. Kur esi? Tavo žodžiai upeliais išplaukė, susivijo karklynų šakų. Ko tyli? Debesėliai lengvučiai praplaukia ir pasimeta vėjų laukuos. Ar girdi? Skambalėlių taurelės pakyla. Už gyvenimą kviečia kartu lygiomis prisipilt rausvo vyno. Kur tu? Greit pavasaris, žiedlapiai žaidęs nuo kalvos miežio grūdų praeis. Tavo vardą dėliosiu po raidę, pakelės akmenėliais baltais. Kūrimo ten gražu, jau greitai perbėgsiu, bet tikrai neįsivaizduokit, kad išsirinkau čia tik man, bet jums atiduodu nuo savęs, o jūs atrasite čia, savo. Tu Dievo medis. Gyvenimas
kitus išmoko saiko. Nes nepritinka žmogui daug norėti. Kantrybės, nors ir baisiai trūksta laiko. Tylėt, kada norėtum garsiai rėkt. Paimti tiek, kiek tau bus atmatuota. Arba mažiau. Ir neieškot kaltų. Ir bus daina, dažnai ne tau dainuota. Norėtus pasėdėti šalia, kartu. Tai kurgi tas nežmoniškas gerumas, taurumas, kur gilumas paslapties? Ir augi tarp berželių, žalias krūmas, nors nelabai kuo nuo kitų skiries. Tu Dievo medis, tau jis dovanojo šį žalią lauką, saulę. Net lietaus visiems po lygiai papila po kojų gyvybės taurę, nemenkus lašus. Tik tavo šakose lakštutė suokia, o lizduose gegučių vaikučių supuoji ir supuoji. Kas dar moka taip išdalint save ir ne perpus? Tas labai man patinka. Mielas mano žmogau, aš labai pavargau. Nuo aukštumo dangaus, nuo laukimo baugaus, nuo tamsumo nakties, nuo benamės vilties, nuo plačiai išskėstų rankų tavo šiltų. Laikas gano dienas, naktis, tirpdo dainas, viskas eina trumpyn, vis tolyn, vis gilyn, į aruodą žmogaus. Niekas jau neatgaus, kas praėjo, deja, ne gėlė, ne veja, nežydės antrą kartą. Gal reikėjo iškart augti gyrioj medžiu, jau nebus iš pradžių. Dar pėsi viskas. Bet čia apie sveikinimą, bet aš tikrai nesisveikinu, bet tik tiek, kad gal poezijos nebent dar iš kur nors nugreipsim kokią ekspromtą paskaityti. Norėsiu dar pašnekinti žmonių ir Gerdą, bet man labai patinka. Į pabaigą knygos jinai taip gražiai viską sudėliojo, tarsi buvo ir kulminacija šitoj knygoje, kai perbėgė eilėraščiais. Ir paskutinis eilėraštis jau atsisveikinsiu ir paskui turinys. O paskui šas dar vieną knygą. Nu, kas čia dabar? Na, bet gražu. Ir žmogus atsisveikina ir vėl sugrįžta. Taip kaip mes laukiam namiškių, kad sugrįžtų vis. Sako, iki, ne viso gero. Iki greit. Jau atsisveikinsiu. Užteks skambėti lyrai. Dangų žvaigždėm po mano kojom vyra į žalią žolę, tarp juodų arimų, kur susiglaudę mano eilės rymo. Jau atsisveikinsiu, kol dar žaliuoja rankos, kol kojos mina žolę, akys dangų, kol daigeliu ar paukšteliu pakylu į skambančią iš ryto žemės tylą. Dabar darysim toliau taip, kad aš turėjau tik 3. Tams tada čia turi daugiau. Ir dar turi vaikiškų, bet vaikiškų šiandien neskaitysim, nes nematau vaikų. Nors mes visi galim suvaikėti greitai prie geros poezijos. Iš tikrųjų labai retas atvejis, kada šitokio grožio knygutė yra vaikams padaryta. Ir labai gaila, kad jinai nėra tiesiog... Ir iš tai jinai įdomiai. Tai aš galvoju, kiek čia egzempliorių yra šitų knygučių vienetai? Čia yra rankų darbo suvenyrai. Čia rankų darbo suvenyrai. Tai ką mūsų vaikams daryti, Gerda? Biblioteka išleis ir bus vaikams. Edita, jūsų lūpomis kalba tiesa. Pasakė, tai reiks imtis priemonių, nieks nebus.
Kaip Edita pasakys, žinok, čia Aš jau dažnai žinau. įsipildo, jinai griežta yra. Žinau. Jinai moka daryti reikalus. Su tais dalykais, aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad Edita šiandien yra pas mus. Gerda prie tos dabar eina. Ne, tai gal tada nebekankinkim žmonių. Ką mes kankinam? Tai gerai, gal pakankinsim vėliau, bet tada aš pasikviesiu dar žmonių čia. Ar galiu? Ne, nu tai gal aš paskaitysiu pabaigai, ar jau baigiam? Ne, dar nebaig. Dieve, Na, biškai, pakankinkim čia susirinkusius. Na gerai, kankinam Nes, visus, ar ką dar? nu, kodėl mes turim dviese čia, keturiese tiksliau kankintis priekį visų, nes mes jūs matom irgi gražius labai ir labai gražiai iš galo, iš galiorkos simboliškai sėdi galiorkai, pedagogai, mokytojai ir visi kiti prasikaltę. Labiausiai tai Egidijus Žiedas, mūsų literatų klubo pirmininkas. Labai džiaugiamės, kad čia yra, nu tai mes vis tiek kviečiam čia, kad su Gerda jisai persimės tų keliais žodžiais, kaip čia viskas vyksta mūsų gyvenime. Labą vakarą visiems. Visame čia iš tikrųjų malonu būti. Ir tiek Gerdai, tiek Dianai šitų gražių žodžių prisakyta yra, aišku, jie tikrai užtarnauti yra. Dabar apie Gerdą man taip labai įdomiai išėjo, Diana kažkada skambinus buvo ir man buvo davusi tų knygelių. Aš jas perskaičiau, ramiai pasėdėjau kabinete, ten tų knygų daug, viena ant kitos. Ir po to susitikom su Gerda, buvau priverstas dar kartą skaityti, visai pamiršęs, kad aš jau buvau skaitęs. Tai va, dabar galiu tiek čia sėdintiem drąsiai prisipažinti, kad tikrai Gerdos knygas skaičiau, tik tai su Dianos vėl pasakymais turbūt irgi reikėtų sutikti. Jinai nežinau, kodėl čia šiandien akcentavo taip jau kietai, stipriai, kad vienam vieną patinka, kitam kitą, aš galvojau, į mane ten žiūri, ar ką. Nieko neturėjau konkrečiai. Ir tikrai, kai pradėjot skaityti, aš galvojau, man tikrai buvo užkritę visai kiti eilėraščiai, negu Diana skaito. Na, bet Diana yra toks kaip iliuzionistas, jinai bet ką skaito, gražiai skamba. Va. O apie Gerdą tikrai galiu tiek pasakyti, kad kai skaičiau tuos eilėraščius, tikrai yra gerų tekstų, tikrai yra gerų, tik tai aš, nu, nežinau, čia gal vyriškas, moderiškas pradas, čia lyriškos sielos sėdė. Aš tikrai buvau įsidėmėjęs, man buvo užkliuvę kiti, išskyrus vieną, kurį čia dieną paskaitė, vadinasi, kažkur tai sutapimo. Nu, tai skaityti tuos, kurie jums užkliuvo. Kaip? Skaityti tuos, kurie jums Taip, aš tai pasakiau. Ne, už Dianą niekas geriau neperskaitys, nors ir pati geriausia. duoti Dianą. O labai džiaugiuosi irgi tuo susitikimu, dar labiau džiaugiuosi, kad būtent po tekstė atsirado naujas žmogus, naujas vardas ir daug nežadu vardinti, o įsidėjau vieną knygutę ir būtent Mikutavičiaus dvasingą tokią noriu. Gėlių čia žinojau, kad brandumą prinešti, aš noriu tik tai Gerdai, tik knygelę įsteigti. Ir ačiū. Ačiū Gerda, kad papildėt mūsų kompaniją ir aš manau, kad ne paskutinį kartą susitiksim. Ačiū Jums. Kadangi jau perėjom prie mūsų potekstės, tai tikrai aš labai džiaugiuosi, kad tos žavios bičiulės, kurios įdėmiai klausosi, ir Birutė, ir Marytė, ir Diana, ir Reginuotė, visos, tikrai galima juos pakalbinti. Norėčiau, kad nuo savęs, kaip kūrėjos, kaip bičiulės, potekstės, dalyvės, kažką tai Gerdai, nes tai yra jos vakaras ir jos poezijos daugiausia vakaras. Žmogui tai yra svarbu, kad pasiryžti parodyti poeziją yra sudėtinga galbūt. Pradedantiems dar sunkiau. Gerda jau truputį ir po Lietuvą pavažinėjim, tapo drąsesnė galbūt. O mūsų literatai tikrai yra mylimi. Mes kiek važiuojam su literatais po daugiau
į Lietuvą, į Žemaitiją, tai tikrai pažįsta ir Diana Jušienė, puikiai pažįsta literatai Lietuvos, visos Lietuvos, nes yra ir Išnios Šakelis nugalėtoja Lietuvoje, daug tikrai gražių dalykų, bet šiandien skirtas vakaras Gerdai, tai norėčiau jūs pakalbinti. Diana, gal. Ačiū už pakvietimą, bet labai gaila, kad aš negalėjau jų perskaityti pati. Man Birutė išskaitė į diktofoną kelis gerus eilėraščius, tai iš to galėjau susidaryti nuomonę. Tai iš paskutinės knygutės. Nu, aš esu sužavėta. Aš šiandien esu sužavėta. Vis dėlto Gerda turi talentą ir gali rašyti apie tikrus, man atrodo, poetus. Jeigu jį kiek mandriau pasitobulintų, paskaitytų, būtų turbūt tikras vardas poetų. Nu tai ką, Gerda, linkiu sėkmės. Linkiu, džiaugiamės, kad esi mūsų brandumo. Mes jau pažįstamos nuo brandumos, net jeigu metai, turbūt pernešus pažįstam, šiame 5 metai. Gerda atėjo vėliau. Susidraugavom, susivažinėjom visur. Nu, tai tiek gerai, tai aš gaila šiandien to gėlytės nenupirkau, nes kažkaip žadėjau neteiti, biškį likus spaudė. Tai va tiek, kad linkiu gerų vėlių. Birutė, Marija, visas iš eilės, Regina. A jums ką pirmoks reiks varyti čia? Prašom. Aš mėgstu truputį spustau, nes man labai patinka, kai... Ne, jinai išėjo, jinai grįž, ne visai išėjo, tikrai ne. Nes tie draugiški santykiai ir tos susitikimai tie su tai žmonėm, kurie yra svarbus gyvenime, kada ateini tinkamų žmonių ratą. Tai čia tai padeda. Nu. Labas vakaras visiems, poezijos mylėtojams. Ne, jūs sėdėkite ir čia. labas vakaras tiems, kurie esate šioje salėje. Kaip aš suprantu, ši salė yra virtusi poezijos šventovė. O dabar aš esu viena iš tų, kurie buvo laimingųjų tarpe, kada Gerda paskyrė savo knygutę. Ir aš juos turiu visas 4. Ir tai įvyko mūsų Klaipėdoje brandos susirinkime. Aš taip nekantriai laukiau, kada pasieksiu namus. O kai parvažiavau, įsidėliojau iš eilės nuo 1 iki 4 ir sėdau skaityti. Sėdau, tai buvo vakaras. O kai baigiau skaityti, žiūriu, kad jau aušra. Vienas eilėraštis gražus, kitas dar gražesnis. Vienam gili mintis, kitame dar gilesnė. Tai taip, kaip tu dainuoji, dar toliau, dar bus gražiau. Tai vis ir siekiau tos pabaigos. Ką aš pastebėjau, aš neturiu teisės, nesu lituanistė, ką nors taip rimtai vertinti. Bet ko sužavėjo mane tie eilėraščiai? Visų pirma, tai paprastumu, nuoširdumu, gal ir žaismingumu, o svarbiausiai tai širdies šiluma. Aš kai perskaičiau visas knygutes, tiesiog jaučiau, kad liktai ir mano gyvenimo dalelė atsispindi šiuose knygose. Ir turbūt, kas skaitėte, arba kas dar skaitysite, jūs pastebėsite, kad tai tikrai atsispindi gyvenimas. O ypatingai dabartinį mano gyvenimą atsispindi tiesiog toks nuostabus atradimas telefone Šventų Kalėdų proga, kur Gerda atsiuntė 2 posmų eilėraštuką. Jeigu aš nesuklysiu, mėginsiu deklamuoti, o jeigu suklysiu, padėk man Gerdutė. Tai va, kalėdinė naktis, visi seniai jau miega, nei
smirkstančios ugnies, nei žingsnių atidžių. Mėnulio pilnatis kažko už lango tyko, apkloščiusi laukus atodūsių tylių. Aš ilgesio žvilgsniu, o jis, aš neišmokau, bet noriu, o aš ilgesio žvilgsniu, o jis šešėlių ilgų. Barstome mintis, sniegia apnuogintas. Pati nesuprantu, ko baisiai pasiilgau, ar šitokios tylos, ar šilumos žmonių. Iš tiesų, toks stebuklingas rašytojas širdyje, va taip sakau, nesimokiau, bet taip ir išgyvenu. Ačiū Jums, ačiū Jums, už tai, kad padovanojot šiandieną mums tiek gražių, šaunių akimirkų. Ir su įvertinimu labai. Dar norinčių yra Marytė iš Vėjų, Žemaitiška, Reginutė. Du žodžius. A vėliau? Ne, Marija. Dabar, Marija prašo. Marija jau prisiragino čia viską. Labai pozityvi poezija Marijos. Oi, Marijos poezija yra pati fainiausia, žemaitiška gal. Ne. Aha. Studentų susitikom, sakė, jau čia pernai, atėjo papurgelį tokį, tik žiūri visus, tik stebisi, iš kur čia išdygo, bet man kažkaip jos profesija artima, tai man pasidarė tokia lyg bendradarbė. Medikės abidvi. Kažkaip tai ir laikykis medikę ir hangsi poeziją. Tai gal ką nors į savo eilėraštuką gal tada priklausė? Ne, nu, šiandien Gerdos vakaras, šiandien Gerdos poezijos vakaras. Iš tikrųjų dar norėsim muzikos, bet gal Gerda jau ką čia tai pabaigai turėjot Nežinau, nieko nepaka. Aš tik norėjau paskaityti Mes labai norim. Labai trumpai pristatyti ruošiamą 5. knygelę, norėjau. Puiku. Ir šitą paskaityti galbūt. Galbūt aš Čia jau iš 5-osios, būsimosios knygos. Būsimosios. Labai gerai. Taip, paskaitysiu, ką užvakar skaitėme Kaune apie vainikuotą gyvenimą. Visi sėdėjo aptirpę. Tai neskaitė jo. Sidabrinės žvaigždės skambesys neryčiomis palėtė ausį. Aš klausausi dangaus ir žmogaus, aš ir žemės klausausi, mes visi artimi, vėjų siūlais suraiščiotom rankom, mes visi amžini, balkšvų atvaizdų stovim ir dvelkiam, tai žolė, tai lapu, kuo paskyrė motina žemė. Atminties vainiku. Mes švytėjimą amžinų ganom savo sielas menkas ir gyvenimus saugom ir menam. Kam parūpo žvaigždė? Kam parūpo likimai nekaltus? Atminties neužkas, o gyvenimas mūsų iškaltas akmeniniai lentoj, įrašytas po nuosavą vardą. Ąžuolų vainikų vainikuotas buvo ne kartą. Na, dar apie meilę pasakysiu. Prieik arčiau. Aš noriu prisiglausti, paglostyti plaukus, apkabinti pečius, užuosti kvapą, šilumą pajausti.
atklydęs vėjas kalbina medžius. Pavasarėjai. Prisėsk šalia. Aš visą naktį klausysiuos širdies plakimų, šlamesio žvaigždės, paleisiu tavo plaukus lyg netyčia, virpėjimą rasos žolė girdės. Sėdėsime abu, seni keleiviai, tarpustotėj, kur lekia traukiniai, o mūsų dienos pakelėse mainos ir mainosi palydinčių veidai. Visiškai nukanginsiu jau. Netas apie meilę tai buvo labai geras. Jei raudosi, ir aš užraudosiu. Jei dainuosi, ir aš uždainuosiu. Atsisėsim po žydinčių uosių, apkabinsi pečius, aš žinosiu. Mes tik šaknys senų ąžuolų. O aplinkui lyg būtų išmirę, tik lebins vėjelis duris, girgždins naktį nesutirtas vėrys, bet ir tai greit naktužė praris. Bus girdėti, kai žiedlapiai vyja. Atkabins savo vaiką paukštelis, samanėlėm ir pulku užklaus, te sapnuoja, kad sparnas jį kelia prie rausvos tartum žiedas aušros, o kur žiedas, ten vėjas giesmelis. Mes jau būsime visą tai matę, netgi žemė galės pavydėti, prie tylos, prie ramybės įpratę ir tylėdami moka kalbėti. Pakalbėkime abudu tyloje, kada vėjas išpurtins medžius. Kažin ko ši naktis negaluoja. Dėkoju. Dabar tai jau muzikos dažo. Ir paskui šokį ir žaidimai. Nežinau, kad tas romantikas, kutenančią į jūščią. Mes paušėm ispaniškos variacijas. Čia žinokit, kaip viskas tinka dėl to, kad dabar taip liktai viskas taip slopsis. Ir čia mum energijos tokios dabar pasitenkinimo muzikos. Labai vietoje. Viskas yra vietoje. Aš pripratus šokti. Gerai, aš nulipsiu nuo to pjedestalo, kadangi jau eilių neskaitysiu, bet tikrai dėkavosiu. Ir dėkosiu pirmiausia, žinoma, Gerdai. Todėl, kad savo gyvenimo bėgime
nes tikrai užmirštume sustoti, jei nebūtų tokių žmonių. Užmirštume pagalvoti apie esmę gyvenimo ir galbūt nesugebėtume ramiai minutėj pajausti to gėrio, ką mes turim savo gyvenime. Poezija tai yra sielos muzika, bet kokiu atveju. Tai yra kiekvienam ir tai nereikia daug pastangų. Poeziją reikia klausytis ir skaityti širdimi, kaip ir sakiau. Kiekvienas mokantis skaityti ir turintis gražią širdį, ją supras. Kiekvienas mokantis skaityti ir turintis gražią širdį. Sakau tai nuoširdžiai. Nereikia būti nei literatūros, nei istorikų, nei kažkokių kritikų, kad suprasti poeziją. Poezijoje netgi dviejose eilutėse, netgi vienoje eilutėje kartais pasakyta viso gyvenimo tiesa. Tuom ir yra poezija stebuklingas dalykas, kad netgi kelios eilutės gali pakeisti žmogaus gyvenimą. Tai Gerdai ačiū, nes jinai tikrai parašė ne 2, ne 3 eilutės, netgi 4 knygas, kur 5 jau pakeliui į dienos šviesą. Gerda turi čia knygų, aišku, galima jas parduoti, kaip Gerda sak, simboliškai uždaurus, bet jinai mielai ir padovanos, todėl kad poezija turi būti skaitoma. Tada poetas yra patenkintas ir gyvas. O Gerdai už nuoširdumą, už draugystę, už bendrystę ir už jos moterišką žavesį, žinoma. Dėkoju visų čia susirinkusių vardu. Draugystė mūsų tik prasideda, 2 metai, dar ne taip daug, bet tai yra tokie pilnatviški metai, pilni gražių spalvų, jinai dalyvavo mūsų vasaros skaitymuose, mūsų renginiuose. Jiems tikrai nesudėtinga sėsti į mašiniuką, ačiū jos vyrui, jisai yra jos globėjas, rėmėjas ir kitaip, nežinau, padeda turbūt gyvenimai prie ūkio prisigadėina. Tai prie knygų leidybos primet kokią euriuką? Ne. Jau mojuoja. Nu nieko, mes įsiaiškinsim, aišku, visi čia esantis prie kavos puodelio. Bet, Gerda, tau šitą puokštę, kad kuo ilgiau žydėtų, nes tai visos šitos spalvos reiškia, kad tu esi tokia nuostabi asmenybė, kad mes dar lauksim ir lauksim tos gražios poezijos. O simbolinės dovanos, tai čia tik nuo bibliotekos, kaip sakant, bibliotekų metai, tai mes ir kepam tos renginius. Ir tegul ant mūsų pykstate pasiunta, bet mums šiandien buvo smagu ir gražu. Ir labai dėkoju Sigitai ir Evelinai, kurios save vadina mokinėmis. Mes mokomės tikrai visą gyvenimą. Ir labai gaila, kad kartais nedrįstame mokintis, bijodami būti nesuprastai savo vaikų, aplinkos ar dar kažko. Aš skaitau, kad moteris yra jaunos ir gražios tol, kol joms yra pirmų kartų. Šiandien jos biblioteko koncertavo 1 kartą, tai jų yra 1 kartas bibliotekoje, paplojam, todėl jos šiandien yra jaunos, gražios ir mums labai talentingos. Diana, už padėką paprašyk dar ką pagrotų. Aš sakau, jau jūs įsimylėjo. Dar pagražės labiau. Jau jūs įsimylėjo, bet aišku, būtų gerai už honorarą kitas įkės, ne? Labai dėkoju. Sigitai pirmiausia, kadangi ją seniau pažįstu. Ir Evelina, tikiuosi, ilgą laiką pažinot. Ačiū labai. Kad jūs esat fainos, labai nuostabios ir simbolinės dovanos. Ačiū labai. Bet čia padėka nuo visų mūsų. Merginos debiutas buvo geras, vien atsisveikinimui gausiai. Evelina, nuostabu, tiesiog gražu man žiūrėti, kaip tie pirštai laksto. Ačiū, kad pakvietėte. Prie šitų tekstų, šitą gitaro muziką, tai buvo visa visuma. Kamerinėje aplinkoje idealus dalykas. Jėga. Poezija, muzika, gitaros styginimu iš viso. Ir viršūnė, princesė Diana. Ką jūs padarėte? Visiems ačiū. Ir tikrai nepabėkite, nes noriu pakviesti puodelį arbatos, kavos. O taip pat knygų, kurios bus dovanojamos ir autorės autografas. Nedovanojamos, įsigyjamos. Įsigyjamos 2 eurai, tai ne pinigs visiškai.
Jeigu tik nori 2 eurus, bet aš Gerda man sakė, aš galiu ir taip, ir taip, ir taip, todėl kad tai yra vakaras mūsų susirinkusiems čia. Tai yra dovana Gerdos ir bibliotekos bendrų pastangų ir šitų muzikančių. Taigi, ačiū visiems ir